Sveiki visi, taigi su jumis Bitva 2 aktorius vienas iš Timo kūrėjų, Gediminas. Šiandien parodysiu tutorialą, kaip padaryti gražų kraujo ištiškimą ant sienos ir iš jūsų kūno. Kažkas atrodys like that. Man, sorry. Full of broken hearted. Štai taip. Ok, ko mums reikės, tai Adobe After efekto, kraujo dėmių, štai tokių, tada montažų, štai toks, ir videoklipą. Ok, pasimim savo videoklipą. Taigi, pasimim videoklipą, padarom naują kompoziciją. Susirandam, kur jūsų aktorius ateina. Dar eina. Po vieną keyframe einam. Ir kur gauna šūvį. Štai čia. Štai čia gali ištiš kraujas. Ok, dabar mums reikia kraujo dėmės. Dedam virš šito. Tai turim kraujo dėmę. Taigi pasidarom ant sienos, kaip jums patogiau. Pasitaisot. Štai taip. Ok. Taigi, toliau mėgame Effect, Generate ir Fill. Dabar galime tokį tamsesnį kraują padaryti. Blet. Ok, bet mums kažkaip mažai atrodo ir netaip kraujiškai. Taigi mes pasiimam dar vieną kraujo dėmę. Šitą turbūt aš pasimsiu. Ok, atsikeliam. Dedam čia. Ir matom, jis kažkaip keičiasi ir taram. Taigi mėgime Effect. Pažymėm antrą mūsų kraują. Effect, Key, Color Key. Selektinam ir pažymėm baltas spalvas. Reikia gerai užtaikyti. Ir kokių... Ne. Štai taip. Padarom ant kokių 125 gal. Kažkas taip panašu, galima daugiau, bet uždedam 0,9 blur. Atrodo, tai šlikščiai. Ok. Dabar susimažinam. Nusidinam. Tai reikia dar labiau sumažinti. Štai taip. Taip, nors tokia dėmė plekštą. Ok, dabar pasižymim. Galim nusizi Classic, nors nelabai gražiai atrodo. Multiply. Labai gerai atrodo. Taigi, toliau. Taigi, kaip ir turime tokį savo... Dabar pasižymim lairius ir atsikirpam ant tos vietos. Taigi, turime tokį ištiškimą, bet jis taip kažkaip man lagina, tai aš gerai neparodysiu. Štai matot. Mums reikia, kad jis matot, jis tiesiog vaikštotas. Taigi, ką mes darom? Layer, New, Null Object ir ant šitą 2 kartus išmetu tokį Track Motion, pasižymėm Rotation ir nustatot kokius štai pasižymėm 2 kokius norit taškus, tai aš pasirinksiu man geriausiai čia
ir šitą lapą. Pasižymėkit tuos, kuriuos būtų labai lengvas sutreikinti. Štai. Ok, dabar mygame play. Dabar viskas dar viena. Štai mūsų turis lengriūną. Daro. Ok. Dar. Vienu, judam. Ok, va, štai ir sutrekinau, čia matot pozicinai, kur ta gėlė vaikšto. Ok. Toliau, mygate edit target, pasirinkam null object ir štai šitą. Ok, ir apply, XNY. Ok. Dabar pasižymėm šitos du kraujo dėmes ir štai šitą nutraukiam į ten. Ir mes turim labai gražų. Jis tiesiog kabo. Stovi ant viršaus. Ok. Dabar mums reikia to šūvio mūsų aktoriai. O, fuck, nelakik. Ok, pasižiūrėjom, kur ten yra tas griūna. Čia kažkur gauna šūvį. Ok, susiranda mūsų šūvį. Bus atrodo šitas. Štai taip. Šitą galime nutraukti kartu su šitais. Ok, šitą prisitraukti. Čia, ok. Vėl effect, keying, color key. Pasižymiu tos purpurinės tokios ir sumažinam. 89 ir blūra 0,9. Labai gerai. Ok, ką dabar darysime, taigi sumažiname ir susirandam vietą, kur mes gaunam kulką. Gal čia biškai galim padidinti, bet ne per daug reikia, nes tada nereiklietiškai atrodo. Štai čia. Taigi, toliau mygame P ir S. PS. Ok, transform pasižymim. Pirmą gal prisiartinam, nes po to bus sunku. Matai, pasižymim scale ir position. Taigi, dabar vienas sunkiausių dalykų. Ok, ir frame, kas frame, va taip judinam kartu su savo žmogeliuku. Holdus, va taip. Taigi, kaip jis eina šonan, sumažinam scale. Štai taip. Čiuk. Taigi jis suka su šonu, darom štai taip, kad gautus toks kaip šoninis. Štai taip. Toliau. Taip. Taip. O, tas čia, ai va. Tada statom čia kažkur ir plonyną. Ok, ir paskutinis frame'as naudysim štai čia ir padarom tokį plonytį. Ok, dabar pasižymim opacity, vieną frame'ą ir opacity 0. Ok, pasižiūrim, ką turim. Damn. Bam, matot. Žiūrėkit. Pekšt. Va štai, eina taip tik. Okay, it's very good. Okay, kaip ir viskas. Oi, vos neužmiršau. Taigi turi būti kraujo ištiškėjimas, toks galingas. Ok, pasiimam footage savo, dedame viršun, susirandam tą vietą, kai jam iššauna. Štai taip. Taigi, va tą.